grinai, ne iš tą klausimą galbūt, bet apskritai apie tą mokėjimo LT sąskaitą, nes aš tikrai tikrai rekomenduoju visi po šito video, netgi po šito viso pokalbio, tikrai nueikit patys ir jūs registruokit tą mokėjimo LT sąskaitą. Ir būtent Kostai gali atskleisti visus privalumus tos mokėjimo LT sąskaitą, nes jeigu čia tokiu atveju, jeigu siunčiat žmonėm į užsienį ir iš užsienio pinigus, užuot mokėję ten nerealias ir nesąmoningas kažkokias tai kainas už valiutos keitimą, ypač kaip su PayPal'u darbas vyksta, arba, sakykime, netgi siunčiant iš Anglijos, jeigu iš Anglijos noriu siūsti iš sąskaitos į lietuvišką sąskaitą, moku 25 svarus. Arba iš Lietuvos 50 litų, jo. Tai čia sistema vyksta kitaip. Vartotojas, kuris siunčia, jisai neprivalo turėti sąskaitos iš tikrųjų mokėjimo LT, bet tas, kuris gauna, tada turėtų turėti. Arba atvirkščiai tas, kuris siunčiat privalo. Žodžiu, viena iš... Gali pavyzdį taip aiškiau biškutį? Jo, tai pavyzdžiui, tarkim... Aš ir tuo, ne? Jo, tai tarkim tu Londone. Hello. Jo, hello. Tai aš tada turėdamas mokėjimo LT sąskaitą nurodau tavo angliškos banko sąskaitos numerį ir už 60 pensų pervedu tavo pinigus ir tu tos pačios dienos arba kitos dienos ryte gauni tuos pinigus ir tau įskaitimas kaip ir nieko nekainuoja, nes tau atrodo, kad tai yra vidinis pervedimas. Čia palyginus 50 litų ir 69 centai, ne? Taip, bet dabar jeigu tu norėtum pervesti man atgal svarais, pavyzdžiui, tai viską, ką aš tau sakyčiau, žinai, pervesk man į va šią sąskaitą. Lietuvišką, ne? Ne lietuvišką, nurodai į konkrečią anglišką banko sąskaitą ir pasakai, kad mokėjimo paskirty įrašyk mokėjimo LT sąskaitos numerį, kuris yra 11 simbolių ir telpa į mokėjimo paskirtį. Aš prisijungęs prie mokėjimų LT sąskaitos. Ta instrukcija gausi. Jo, siunčiu tau pinigus į Lietuvą, o siunčiu tiesiog nurodau. Tu nebūdamas mokėjimo LT klientų, gali man, kadangi aš esu mokėjimo LT klientas, atsiųsti svarus. Svarbu, kad iš manęs gautum instrukciją, į kokį banką sąskaitą pervesti. Tiesiog tu man duodi, sakykime, vos ne kaip kas nors, pavyzdžiui, Deividas Anglijoje yra, panašiai kaip duotų tiesiog anglišką sąskaitą, ne, ir aš tiesiog nurodau tenai lietuviškos sąskaitos numerį. Mokėjimo LT sąskaitos numerį nurodau. Mokėjimo LT, jo. Jo, jinai yra trumpesnė ir telpa. O kaip nurodau, kam siunčiu? Tiesiog, kai siunčiat instrukciją, kur pervesti ten kartu su banko sąskaita, tai pridedat, kad paskirti įrašyk šitą numerį ir viskas. Numerį, sąskaitos numerį. Jo, mokėjimo LT sąskaitos numerį paskirti įrašome. Ir tada sistema automatiškai... Tai čia net jeigu net nesi, net prisijungęs prie mokėjimo LT. Net jeigu nesi, taip. Jeigu esi prisijungęs, tai tu gali vėlgi padaryti tokiu pačiu pervedimu į mokėjimo LT sąskaitą esančią Anglijoje. Arba ten yra automatizuotas būdas, kuris leidžia, kaip ir banklinką vadinamą, sumokėti. Tiesiog tas papildymo mokestis tada atsiranda kažkoks. Nes šiaip mes už įskaitimą kaip ir neimam pinigų, nebent iš mūsų kas nors ima, tai mes tą mokestį perkeliam. Tai ten gaunasi 1% papildymo mokestis, jeigu tau labai reikia greitai. Tarsi, jeigu nori per 5 minutės informaciją. Kiek šalių? Kiek šalių? Į kurias galiu persiųsti. Turbūt reikėtų vardinti tik tas, kur lietuvių populiacija didesnė. Iš tikrųjų, iš mokėjimo LT sąskaitos pervesti galima į visas šalis pasaulio, kur tik daromi pervedimai. Dabar, kad tie gyventojai, kurie yra, tarkim, Anglijoje, kaip tokie pervesti ir papildyti mokėjimo LT sąskaitą, tai aišku yra Anglija, Vokietija, visos Skandinavijos šalis, visas Pabaltijas ir dar Lenkija. Tai va, iš Europos šalių kitų galima pervesti, bet tas užtruks tiesiog vieną dieną eurais pasipildys. Tai galima irgi siūsti, kadangi iš kitų šalių dažnai eurais, kuriuose šalys yra euras, pervedimas kainuoja nebrangiai, sąlyginai 20 euro centų. Tai galima irgi pervedinėti ir įskaitimas nekainuotų, bent jau į mūsų sąskaitą. Tai va, tai tą irgi gali padaryti. Bet čia rečiau naudojama šiam momentu ir... Tai realiai, nes, pavyzdžiui, kad ir mano teta, man atrodo, jinai su Latvija dirba ir kai paklausiu, kiek moka, tai irgi ten buvo apie kažkeliolika litrų. Ten labai brangiai irgi kainuoja. Žodžiu, visus... O pas jūs... 70 litų kainuoja. Kiek? 70 litų.
Už pavedimą, ne? Pavedimą. O čia kas gauna? Bankas, ne, čia gauna? Galiu paklausti? Aha. Tai prašom. Tai tiesiog, ar aš gerai supratau? Na, sakykime, pas mane, aš užsakinėjau iš latviško įmonės, sakykime, nu, tenai viešbutį, ar ne? Taip. Ir man reikia daryti jiem pavedimą. Tai, pavyzdžiui, kaip aš per paprastą ar Svetbankas, sakykime, ar Sebe banką, ar ne, aš už pavedimą moku 70 litų. Taip. Tai Pas realiai mus mokėsite daug mažiau? Ar čia taip? 20 centimų, jeigu žiūrinti kokį banką, o jeigu į Sveto banką, gavėjas yra Svetbankas, tai pavedimai ten nekainuoja šiuo metu. Nes šiuo atveju pas mane tai netgi yra lietuviškas Svetbankos, aš turiu sąskaitą ar ne jame, bet į latvišką Svetbanką vis tiek man 40 litų nuskaitų. Taip, visiškai teisingai, pas mus tas nekainuoja, kadangi mes turim sąskaitas Latvijos bankuose ir ne viename. Ir mes darom tuos pervedimus jau iš vietinių bankų, nurodydami, kad jūs esate tikrasis mokėtojas ir gavėjas mato, kad jūs esate mokėtojas ir problemų kaip ir nebūna su užskaitimais. Tai O greitis yra ženkliai didesnis, kadangi daromas vietinis pervedimas. Dažniausiai iš to paties banko. Supratau, dar vienas klausimas. Užsako pas mane Norvegijoje būdami žmonės ten kelionę arba bilietus ar ne, ir jie nori man daryti pavedimą. Jeigu aš turiu sąskaitą kaip sumokėjimai LT, duodu jiem instrukciją, tai visą tai vėlgi mažiau kainuoja, aš taip supratau? Jums įskaitimas dabar kainuoja, jeigu galbūt jo. Jeigu jie yra Norvegai ir moka norvegiškais nokais, aš taip atsimenu, tai jie perveda į norvegišką sąskaitą, tai jiems kainuoja pigiau išsiųsti, o jums nekainuoja, liktais, bent jau aš dabar neatsimenu nokais, nes dar nedaug kas naudojasi nokais, bet ten įskaitimo mokesčių neturėtų būti. Nes šiaip tai yra pas mane. Tai lietuviškam banke taip, bet kadangi mes įimame norvegiškam banke, tai ten įskaitimas yra kaip vietinio pervedimo ir jisai, aš galiu norėti pasižiūrėti, bet neturėtų būti... Ta prasme, iš esmės tai yra taip, kad tiesiog mokėjimai LT turi sąskaitas tuose visose šalyse ir jie, kadangi turi pinigus, sakykim, tai tu pervedi, norėdami pervesti, sakykim, į Angliją, tu pervedi mokėjimai LT Lietuvoje, jie tos gauna pinigus ir jie, kadangi turi pinigus ir Anglijoje, jie iš angliškos sąskaitos perveda anglišką sąskaitą, dėl to niekas nemokama. Jo, dėl to mums nereikia pervedinti iš tikrųjų tarp šalių, arba jeigu mes vedame, tai labai retai ir tik tai konsoliduotas sumas, tai tas mums taip smarkiai kaip ir nekaip. Pasakyk man, kokio velnio tada ima 25 svarus ar 70 litų ar 50 litų bankai, už ką jie ima? Ar negali išduoti? Kad už nieką. Ne, aš galiu pasakyti vieną komentarą, kurį gavau iš vieno bankininko, kai paklausiau, kodėl tokios lietuviškos kainos yra brangios, kai darai į užsienį. Sako, tai istoriškai taip susiklostė, tai dabar niekas nemato tikslo mažinti. Visigi moka vis tiek, niekas neturi kur dingti. Va, aš galiu ir duoti kitą paslaptį. Yra klientai, kurie sugeba iš bankų išsireikalauti 75 procentų nuolaidą. Tai čia eurinės pavedimas banke kainuoja 7 litus. Kaip pavyzdys. Bet čia yra labai gigantiški klientai, kurie ten turi arba paskolų labai daug, arba šiaip kažko labai daug turi. Tai sugeba tą. Tai reiškia, taip, tai yra išskirtiniai klientai. Tai tik tai parodo vieną faktą, kad bankams savikaina yra tikrai ženkliai mažesnė negu kad 50 litų. Va, bet ten jie iš to per metus uždirba be galo daug milijonų ir jie nenori to paleisti. Ir tol, kol mes esame per maži, jie dar kainų savo nemažins. Tai viską, ką jie dabar daro, bent jau mano žiniomis, tai kai išduoda paskolą į sutartį, įrašo tokį punktą, kad visus užsienietiškus pervedimus daryti tik per jų banką. Tai bando taip apsisaugoti. Nes tai yra, iš tikrųjų, pavyzdžiui, net tai, žinai, kyla netgi tokių kaip ir įtarimų, kad kažkas čia negerai ir nešvaru, ar kažkaip kitaip čia, žinai, kažkokia maklė sukamos, kad jeigu aš jeigu siunčiu iš Anglijos į Lietuvą, moku 25 svarus, tai per jūs siūsdamas iš Anglijos į Lietuvą, kiek aš ten gaunasi, irgi panašiai, ne, apie litas daugiau biškutį. Jeigu iš Anglijos į Lietuvą, jeigu tiesiog papildai svarais, tai įskaitimas nieko nekainuoja, belieka tik tai konvertacija, o jeigu persivesti į vietinį banką Lietuvoje, tai yra 80 centų. Tai žodžiu, aš dėl to ir yra, kad 25 svarai arba beveik nieko.
Tai atrodo, taip visiškai teisingai. Kažkas, atrodo, kažkas šiandien, jūs kažką tikrai sukat. Negali tai būti, kaipgi 25 svarus ima, taigi neuždyka, už kažką tai ima. Visiškai teisingai. Ta prasme, jų savikaina gali būti, kad šiek tiek yra didesnė negu mūsų, dėl to, kad jie daro tai tarp bankinės, tarp šalių sistemas ir ten prisijungimas prie tų sistemų kainuoja ir pati viena operacija irgi kažkiek kainuoja, bet ten kaina, kurią mes irgi turime ir planuojame jungtis prie tų sistemų, bet kuriuo atveju, bet ten kaina vis tiek yra iki pusės lito savikaina vieno pervedimo, tarptautinio. Bet vis tiek, kadangi jų yra skaičių ženkliai mažesnis, jie bando pavadinkim taip, nenueiti į minusą, tai kaina laiko didesnė. Čia taip pat galiu, pavyzdžiui, iš Anglijos į Niderlandus, kaip čia, Niderlandai vadinasi lietuviškai, Olandai. Olandija, ja. Iš Anglijos į Olandiją irgi gali siūsti taip pat. Taip, puikiausiai taip pat. O tai dabar kokie patys tokie pagrindiniai privalumai tos mokėjimo tai sąskaitos, kur yra visiškai nemokamai? Keista. Ne, tai nėra taip, kad neatrodytų ta, kad mes nieko neišdirbame, iš tikrųjų išduosiu, mes uždirbame iš valiutos konvertavimo. Labai, nes vieni iš litų konvertuoja į svarus, kiti konvertuoja iš svarų į litus. Ir nors mes kursą taikome geriausią palyginus su bankais, kadangi konvertuoja ir vieni ir kiti abi pusės, tai mes bet kuriuo atveju uždirbame. Ir pakankamai uždirbame, kad galėtum sistemą išlaikyti ir vystyti toliau. Tai vien tik tai mūsų finansiniai rezultatai metų rodo, kad kaip mes be investuotumėm ir į plėtrą mes vis tiek uždirbam tą pelną. Tai stengiamės investuoti vis daugiau ir daugiau. O tai kokie tie privalumai būtų mokėjimo LT sąskaita, ką dar galima daryti? Ne tik tai, kad siūsti pinigus ar siūsti tarpusavėje visiškai nemokamai, kad ir Lietuvoje? Visiškai nemokamai yra ir pavedimai už komunalinės paslaugas. Kur kitur visur litas, ne, liktai? Įvairiai. Dabar, kai prasidėjo konkurencija, arba buvo čia viena sąskaita, labai reklamavosi, kad vienas pavedimas už vieną komunalinę paslaugą 40 centų, ten Perlo terminal reklamuojasi, kad 80 centų už komunalinės, už vieną įmoką maksimą ten kažkiek pinigų įma ir panašiai. Tai pas mus tas nekainuoja. Vėlgi, ten nėra visiškai, kad mums nėra kaštų. Kaštai yra ir kad nėra pinigų irgi nėra tiesa. Pinigus moka jau gavėjas, kaip paslaugos teikėjas. Tam tikrą centais, pavadinkim taip, už transakciją. Tai pajamos tikrai yra. Bet pirkėjams tas yra nemokama. Tai ne tai, kad mes esame vieninteliai, kurie tai daro. Yra mažas bankas, pavyzdžiui, medicinos bankas, kuris irgi leidžia mokėti už komunalinius nemokamai. Tai, kaip sakant, nieko mes naujo nesukūrėm šitoje vietoje. Bet privalumas yra kitas, kurio neturi niekas kitas iš bankų, tai kad mes darom pervedimus nuo 8 ryto iki 8 vakaro vis 7 dienas per savaitę. Tai turėdami sąskaitas visose bankuose, mes pervedimus darome bankų viduje ir jeigu jūsų bankas kažkuris ten buvo, gavėjo bankas, neaišku, kuriame yra bankė, tai pinigus jisai vis tiek gaus per 30 minučių vėliausiai. Tai savaitgalį pirkdami automobilį tikrai galite sumokėti už tą dalyką. Už tą automobilį nesvarbu, kur pardavėjas turi tos pinigus. Čia aš manau, kad Giedrė, esi? Taip esu. Aš atsimenu, kaip pas tave, kad žodžiu, kad pavyzdžiui, jeigu tu ir kelionę perki, kad ir, žinai, mūsų atveju, ne, tai tu turi tik tai vieną banko sąskaitą, savo banką, ne vieną. Ne, aš iš tikrųjų turiu ir daugiau, bet tik tiek, kad kurias naudoju, ne visas naudoju iš karto. Aha. Ta prasme, kad... Administruoti reikia pamatyti, gauti pranešimą ir panašiai. Jo, kiekvieną kartą, žinai, iš tikrųjų yra, kiekvieną turiu atskirai patikrinti, pasižiūrėti ir taip toliau, tai yra atskiri laikai. Nes, aš tai klausiu dėl to, kad pavyzdžiui, kad ir kaip man davėjai ir reikėjo sumokėti, sakykime, paskutiniam dienom, tai, aš turėjau sukti galvą, kad žodžiu, kad pataikyčiau, kad tau atsiųšiau tam tikrų, kad tą dieną atsiųšiau, o ne kitą dieną ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų, tas ir yra ūkio, turiu SEBE, turiu SVEBE, bet čia labai aktualu, ką kalbėjo šiandien, tai čia man super. Tai gal kažkokiu dar klausimų turi, jisai, man atrodo, Kostas, jeigu dar mes jį biškį galim paturėti šiek tiek, tai jis ne tik tai, manau, ten mokėjimą LT sąskaitos ir apmokėjimą, bet apskritai jisai biškutė apie pinigus šiek tiek irgi išmano. Tai jeigu versle kažkokios, jisai tiesiog, manau, kas liečia, kaip sudaupyti ir kaip uždirbti daugiau būtent, sakykime, konvertavimo ar kur tie pinigai mokesčiai visokiai paslėpti ir taip toliau. Tai klauskite, jeigu kažkas turit kažkokių. Nes, kiek suprantat, tai aš manau, suprantat, kad turėtumėt
mokėjimai LT nueiti ir tikrai užsiregistruoti bent jau tai nemokamai sąskaitą pirmiausia ir tikrai išbandyti, kad ir siūsti. Kaip su konvertavimu nelabai supratau. Ta prasme, mokėjimai LT sąskaitoje, jeigu aš esu prisiregistravus, nu ten jau, ne? Taip. Tai tenai, sakykime, nokais gaunu aš dabar tos pinigėlius ir man iš karto aš gaunu litais ir aš tiesiog jau čia nemokamai ties konvertavimas. Ne, jūs nokais gaunate ir jeigu reikia, konvertuojate. Bet kursą, kurį mes pasiūlome, tai mes siūlome tuo metu standartiškai siūlome geriausią kursą, kurį siūlo komerciniai bankai, nes mes vienu metu realiam laike žiūrime, ką siūlo kiti bankai savo interneto svetainėse ir išrinkam geriausią kursą, kad galėtume pasiūlyti savo klientams. Tokiu būdu klientas visą laiką yra tikras, kad mūsų marža nuo ant valiutos konvertavimo yra tikrai mažiausia. Ir tiek. Tada mažiausiai netenkama dėl konvertacijos pirkėjų. Supratau. Tai va, jeigu konvertuojate ten daugiau eurų, kaip po tokių, pavyzdžiui, perkate ar zlotų, tai ten kursas gali būti paderinamas ir nuo apyvartos. Gali būti derinamas, plus sistema pati turi automatiniai nuolaidų pritaikymą. Jeigu konvertuojama ten virš 5000, virš 10 ar virš 50 000, automatiškai taikoma nuolaida, kad nereikėtų skambinti, dėrėtis dėl tos nuolaidos ir panašiai. Mes įprogramuojame tą nuolaidą automatiškai. Visą laiką tą galim pamatyti. Mes bandome sumažinti kaštus mūsų žmogiškųjų resursų, tam, kad programa sugebėtų pasiūlyti geriausią variantą pirkėjui ir jisai visą laiką pasirinktų mokėjimą LT sąskaitą, o ne banko sąskaitą. Tai ties tom daugiausiai ir stengiamės dirbti. Supratau. O kokie didžiausi klientai yra pas jūs, kurie naudojasi jūsų? Iš tikrųjų, šiuo metu daugiausiai naudojasi transporto kompanijos. Tai čia yra turbūt dėl to, kad mes gal nuo jų pradėjom kaip segmento. Jie dirba daugiausiai su užsieniu, daugiausiai perka valiutos, greičiausiai reikia pervedimų jiems. Tai yra ir Vilniaus tranzitas, yra... Aš dabar atmintinai jūsų nežinau, bet aš galėčiau jums pavardinti už kelių minučių, jeigu priminsite man šitą dalyką, tai aš ištrauksiu sąrašą iš žinomesnių ten. Supratau, kažkokių taip tokių vat irgi privalumų, kaip ir PayPalas, sakykime, turi, jūs viską beveik ir turit. Ta prasme, kad realiai gali naudotis, pakeisti ir taip toliau. Realiai PayPalas šiam momentui turi korteles, mes neturime, bet sutartį jau turime ir planuojame kitą savaitę korteles prijungti kaip mokėjimo priemonę, nes prieš tai buvo tik tai per tarpininkus, tai dabar turėsim tiesiogiai korteles. Korteles kokias? Mastercard, Visa, kur internetu galima priimti. Ai, supratos. Dėl šito, jo. Jūs dar... Būtų ir tada galimybė pirkti, pavyzdžiui, ten internetu Ryanairo bilietus, Viziero, tada irgi... Tai vat su Ryanairu ir Vizieru jau iš tikrųjų perka ne viena kompanija, nes jie daro pervedimą arba į Airiją, arba į Angliją, ten kur nurodo tas sąskaitas. Ir nurodo tiesiog tą užsakymo numerį, pagal kurį jie daro pervedimą. Ir kadangi tai ateina labai greitai, tai kompanija, tai jie puikiausiai užskaitinėja tos pinigus. Ir pervedimas ten ženkliai pigesnis negu mokėti kortelę. Bent jau aš taip mačiau ne vieną kompaniją, kuri pervedinėjo ten pinigus. Su Vizieru tikrai žinau, kad ten mes darėm tos pervedimus. Be kortelės tada darėm. Be kortelės, taip. Ir kadangi tai kainuoja ten centus, tai kaip supratau, tai yra pigiau negu kortelę mokėti ir dėl to ne kortelę perka. Nes Ryanairas yra turėjęs, anksčiau galima būdavo pasirinkti PayPalą, bet dabar ne visada. Ta prasme, kažkuriuose maršrutuose dar yra, bet ne visuose. O šiaip PayPalą nebegalima pasirinkti Ryanairą. Įdomu, kaip su Ryanairu. Tai bus kortelė pas jūs, tada galima gal ir tikėtis, ar ne? Taip, kortelę tikėtis tikrai galima. Tiesiog aš rekomenduoju mokėti ne kortelę, o mokėti bankinių pervedimų, nes tai vis tiek yra gana greitai ir jie tikrai užskaito. Nebent ten būtų labai skubus skrydis ir ten... kiek žinau, kad reikia per akimirkas gauti patvirtinimą, kad rezervuoti. Tai tada galbūt kortelė šiuo metu tinkamesnis variantas, nes kitaip jiegi ten rankiniu būdu užskaitinėja. Taip, supratau. Na, tai dar kažkokius klausimų kažkokių turit apskritai sakykime, iš tos viso, ką aš nekėjome, ar kažkokius savų situacijų turit, kur galėtumėt pasinaudoti, nes neprašysit, negausit. O kai bus šauks, tai po pietų.